Bam. Sudominom pirmais 2 epizodais. Tai dabar pabūkit šitam 3 ir papasakosim, ką mes turim, ką rezgam, ką gaminam, ką konstruojam. Ir nuo ko viskas prasidėjo. Jo, ir kas nuo ko viskas prasidėjo. Tai pradžiai. Sezono pabaiga, paskutinis vasaros savaitgalis, tas lapo altareivis. Smagus renginys, gerai pačinom 3 dienos. Daug įspūdžių, gera nuotaika, Jo, lūžę automobiliai. totaliai. Ir jau rezgam mintis dėl... Jo, ir tada atsirado čia tokia kibirkštis, kad tų kregždžių kaip ir nebeužtenka. Reikia griebti jauti už ragų. Ir pirma mintis... Koks naujas kėbulas bus? Įmam kem 6, man atrodo. Aš galvojau, nemeluosiu, aš galvojau apie E36, galvojau apie Nissaną, bet Nissanas, nes nėra kėbulo pirmo. Papasakosim vėliau apie Nissanus. Jo, apie Nissanus, nes kėbulo iš tikrųjų neįmanoma rasti. Gero ir už protingą kainą. Po to buvo E6 tarp pasirinkimų, tai jau turim E36, E6 ir po to buvo E92, bet Jo. dar papasakosiu, kodėl aš pasirinkau, aš asmeniškai E36. Kem Kem 6. 6. Tai kadangi 36 sunku yra rasti gyvų kėbulų. Ir praktiškai, ir ta prasme jau morališkai pasenęs pats, ta prasme, automobilis. Nepykit kregždžių fanai, bet, taip jau yra, net pats BMW yra. Krasto auto katalogija jau prie klasikinių. Jau prie retro yra. Tai jau reikėtų jau iš jo štance automobilį daryti. Tai va, dabar, kodėl ne E92? Tai jau supratote, ne, kad pasirinkau E6. Gerai. Tai kodėl ne E92? Matė pirmos epizodas jau. Jo, matė. Tai va, E92, kodėl ne? Kaip ir naujas kėbulas, kaip ir viskas su jo ok. Tik reikia 4 kart didesnio biudžeto. Jo, 4 kart biudžeto reikia didesnio. Visų išsukimų, visko yra jam pirkti, bet viskas kainuoja dvigubai, ką kainuoja E36, tai Kem 6. Maišausios tarp ten. 36 ir Kem 6 pavadinkim tiesiog kregždį. Seną kregždį ir naują kregždį. Ne, ir kregždį, ir Cobra 11 kregždį. Zemyro kregždį. Kur ten, su kuo langas prie. Erdoganai laikyk vairą. O kodėl Kem 6? Paprasta kaip 2x2. Principė lengva viską. Ne kaip 2x2, paprasta kaip kregždė. Paprasta kaip E36. E36. Lengva daryti, kainuoja nedaug. Dalių Lietuvoje kiekvienam pakampį. Kiekvienas, net kaime turbūt po vieną žmogų yra, kuris ardo Kem 6. Jo, dabar jau tai čia populiaru turbūt. Kiekvienam kaime galima ant bangos yra ardyti Kem 6. Kaip prieš 2 metus visi ardė kregždas, dabar visi ardo Kem 6. Ypač anglus. Jo. Tai va, žodžiu, kaip jau supratot, pasirinkom 46 kėbulus ir reikėjo pradėti paiešką. Jo, kadangi aš turiu šiek tiek pažįstamų, apskambinau, kas čia ardo aplinkui, kadangi labai toli nenorėjau važiuoti. Bet čia jau buvo pradėję šviestis, kad reikės vis tiek važiuoti 200-300 km prasiveš kėbulą. Paskambinus Germ Auto, kur dalim prekiauja, paklausus gal turi kėbulą, tai jo, gavau teigiamą atsakymą ir nuvažiavau pažiūrėti. Kėbulas gan geros būklės, rūdžių nėra, ten vienas kitas palankstimas. Kaina 100 eurų. Kraunam į gruzovyką ir vežam į garažą, aišku. Jo, kregždės nenupirksi tų 100 eurų kūpų kėbulą, kad būtų gyvas. Buvo vienas išlindęs, 3 kart brangiau kainavo. Būklė panaši. Tai apie ką mes kalbam. Tai va, o visi taškai važiuoklės, viskas praktiškai identiškai yra. Tai va, kraunam į sunkvežimį, vežam į garažą, pabaigiam išardyti, kas liko. Ir sekančią dieną lekiam į Marijampolę.
Čia viskas vyksta greitai. Laukiam Rokenzo tralų, kraunam ant traliuką ir vežam į Marijampolę. Marijampolėj važiuojam pas ką? Pas Jezuko lankus. Pas žmonės, kurie užsiema Supranta, ką daro. Saugumo ekipiruotę. Ne, ekipiruotė čia skaitas. Saugių interjerų. Saugaus Saugaus interjero sprendimai. Jezuko lankai. Tai va. Paliekam kėbulą Marijampolėj. Čia pirmasis, kalbam vis dar apie Mariaus kėbulą. Dabar šokam į kitą pusę, lekiam į Alytų. Ko į Alytų? Į Alytų mano kėbulą. Mano kėbulas Alytui. Tai tu turbūt Erkim 6 darai. Kompaktą. Kompaktą. Apie kompaktą kiek vėliau. Kompaktas turbūt jau po presų. Jeigu valgot kažką iš skardinės, ta prasme būna tos tipo rusiškas atidaromas. Visada atsiminkit mane. Jo, nes ten jau gali būti, kai visi iš kompakto valgant. Tai va. Alytui grėbėm mano kėbulą. Kaina 3,80. Kur daug? Daug, nes gavau duris, gavau 3 litrų dizelio stabdžių komplektą, visus 4. Priekiniai, galiniai traversai, 3,18 tiltas, 3,30 šakės, pusaščiai, reduktorius, salone pedalai, vairo mechanizmas, stabdžių puslė. Nu, labai daug visko, kas suėjo į tą 400 eurų ribą. Tai realiai kaina ganėtinai maža, sakyčiau, nes, nu, vis tiek, aš asmeniškai tai irgi viską matot, pirksiu nuo 3 litrų dizelio, tai man iš tikrųjų irgi gausis panašiai. Ką susipėtų Aldas gavo, viską, ta prasme, krūboj. Visą komplektą. Package. Erkim 6 drifto starting package. Starter. Half kitą. Ne full kitą, starter kitą. Starter kitą. Tai va, grėbėm iš Alytaus mano kėbulą, kraunam ant tralo, lekiam atgal į Marijampolę. Paliekam tenai.